Šios dienos vlogme jūs matysite, kaip austėja pasipuošė kambarį, kaip paruošti lašišą, matysite dovanų išpakavimą, siuntinių išpakavimą, pabaigos puošimą namų kalėdoms, na ir kitų dalykėlių, kuriuos turbūt parodysiu. Malonaus pasižiūrėjimo, nepamiršk pasidaryti arbatos. Ir prie to pačio, peržiūrėjus įrašiuką, nepamirštam uždėti like, nykštį į viršų ir palikti komentarą. Jeigu neturi ką parašyti, neturi ką paklausti, tiesiog dėk kalėdinę atributiką, kalėdų senis, eglutė, dovanos ir visa kita, kas susiję su žiema ir pačiomis kalėdomis. Ačiū. Ką tik austėja mane pakvietė pasižiūrėti, kaip ji pasipuošė kambarį. Užeinam. Čia nekreipkit, sakė, dar neįsinešė. Wow. Na, kad mano pana crazy, tai tikrai crazy. Čia aš, sveiki, gyvi. Ant veidrodį priklijuota. Čia putulų prikabinau. Bet man čia geriausia. Tikrai, kad gražu. Žiūrėk, net nemačiau. Bet nosis. Va. O, ne mano šydas. Auksines uždėlė. A tu namelį pasiėmei vieną? Kad tu nenaudoji? Aš dar nepapašiau, nes aš ant juodos pintutės dėjau. Keliam kažką kitą aš lankiau nusipirkti. Nieko, turi kažką sugalvos. Žiūrėk, prisikliavau. Šaunuolė, labai gražu. Įvertinkit, gražu, ne? Neapkrauta, maloniai, gražiai. Šnekėt. Nu, ką papasakosi? Darau žuvį, nes jinai nemoka. Taip, tikrai jinai nemoka. Nežvejo dukra. Ne. Nemoka užsimti su lašiša. Ne, tikrai nemoka. Lašiša moteriška giminė, tai aš užsimsiu. Tu mano pusseserė daroji. Nu, nedaroju, jinai jau uždarota atvažiavo. Aš tai iš tikrųjų nemoku. Išlaunytė atvažiavo. Iš tikrųjų, šašlyką vat galiu padaryti, o su žuvimi, kaip ir žirnienės nemoku išvirti, taip ir su lašiša nemoku elgtis. Labai paprastas receptas. Jeigu turi pusę didelį filiuką lašišos, tokį ir nori visą užsisūdyti, kaip kas mėgsta. Labai paprastai. Tas receptas yra visur, visi daro tai. Va, 2 sriubiniai šaukštai. O kodėl neatsel, tik druskos naudoji? Todėl, kad turiu šitos sriubios, o jinai irgi beveik visą. Aš jau daviau vieną, nereikėjo duoti. Tegul eina iš čia. 2 sriubiniai šaukštai druskos rupios ir šaukštas cukraus į vidų, o toliau pagal skonį ką dadai, kadangi neturim krapų. Tai, negavau nupirkti žalio krapo. Nu, tai šitų krapų, citrinos sultis gali spausti, citriną gali tarkuot, per tarką dėti, gali teriyaki padažą, sojos padažą pilt ant viršaus, kaip kas mėgsta, ir kiti valgo iš karto netgi, plonai pjaustyti. Tai mes turim teriyaki padažą. Tai čia kaip tas straganė negaunasi, o aš tai mėgstu, kada dar pakabinta, jinai nuvarva, pastovi šaldytuvė ir visa kita, kada būna tokia pavytinta, kitaip sako. Viskas, va, susidarei. Iš tikrųjų, tai reikėjo ją man ištraukti ir dugną iš karto padaryti, paskui nevartyti, bet aš perversiu. Po to jinai pastovės ir visą kitą, tiesiog išėmė, greitai po vandeniu pakiši nuplauni ir servetėlėm nusausinį. Aš net pirštinis pasiruošiau, tu nesidėjau. O tave jau dusino, kaip matau? Nuo ko? Pirštinis nevateksinės. Kaip jos netirniai. Tai gali šitą susimauti. Aš ką čia žuvį filetuoju, jausau, kad man tokias mauti. Aš net indus išploviau daryti. Nu, bet šaunuolis, aš atėjau lėkščių išplauti, žiūriu, nebėra, išplautas jau. Ačiū tau. Tau didelis ačiū. Ačiū, galėsiu vakarą pasakyti. Oi, tu. Kur? Tai, sutrukdėjai čia man išbalansavai. O Jėzau, tai man jau išeit? Ne. Kaip nori. Tai čia jau viskas, ką susakėjai, ne? Jo, tai su viską dėdė. O tai krapą kada dėt, dabar dėt ar po to? Krapą jau, bet aš noriu citrinos. Citrina šaldytuvės stalčiai. Galvoju, ką daryti. Ar užtarpuot. Gal ne, tiesiog užspausiu aš. Sulčiai spaus. Jo, gal tiesiog užspausiu. O gal citrinų pipirių dėt? Ne? Ne, daryk kaip tu darai. Prieskaniai. Visokie, žinai, susidaug, kam galima. O, tai reikės kalastas, ką aš sudjaustysiu. Pamokėlė, kaip pasiruošti lašišą, bet o kodėl tu ne visą druską sudėjai, ar dar dėsi? Taigi verst reikės, o tu kitą pusę irgi reikia, lygiai taip pat. Bet ant per skūrą tai neįsigeria to druskos? Įsigeria, irgi. Jeigu per žuvies skūrą neįsigertų niekas, tai žuvis nepasigautų jokių bacilų. Žuvų būna, kad su bacilom būna, nes jos ir per vidų privalgo, ir per
Per odą pagauni. Ko ieškai šiukšliadėžiai? Ko tu vis landžiai tą šiukšliadėžę, ką? Ko ieškai? O kitą pusę atsidaryk, ten geriau bėga. Ne, turbūt. Ir negailėk krapo. Daug dėk. Tai paskui per daug tau būna. Ne, čia šitas per va šitą va. Nu, tai tu darysi, galėsi dėti. Viskas aišku, kodėl tau patinka. Taigi pervertus dar reikės sudėti. Okei. Na, va taip, pamokėlė. Kaip pasiruošti lašišą namuose pačiam. Ir susipjaustai gabaliukais, jeigu neturi visą kur dėti, kaip pas mumis šaldytuvas nedidelis ir daugiau visko pridėta. Į indelius. Kaip palaikyt? Minimum 18 valandų. Greičiau. O šiaip geriausia para. Šiaip geriausia para, jo. Bet kiti ir tiek nedaro užtenka. Kai kiti mėgsta strabeninę žalę, sakykime, žuvį, kaip skumbrę daro ir visą kitą. Užtenka 4 valandų kitiem. Na, aišku. Kita pusė. Matau. Būtinai lygiai taip pat. Dėl ko pirštinės dėjus? Dabar parodysiu. Atrodo nubyra. Čia yra cukrus. Viena dalis cukrus, 2 dalis druskos. Būtinai. Nu, aišku, pirštinės visi naudoja tą paskaitą. Čia reikia pamasažuoti. Bet tave dusina? Ne. Ne. Balsas net prislopo. Orą gaudai. Orą gaudo tai žuvis. Ir tu gaudai kartu su ją. Aiškiai pamokėlė. Aiškiai. Taigi, manęs po vieno įrašų klausė, kokius aš papildus ar vitaminus geriu. Tai čia pagrindė geriu dėl savo neveikiančios skydliaukės, kuri viską suvalgo. Ir nakčiai prie lovos dar esu pasidėjusi magnio, nes būtina. Magnis aplamai kiekvienam žmogui yra būtinas vartoti, kurie dar ir dirba, sportuoja ir visą kitą. Tai galima sakyti reikalingas ištisus metus, visiems imtinai. Va. Tai aš čia geriu sėliną su vitamino A, C, E. Tada geriu vitaminą D, tai man vitaminą D liepia gerti ir šitie onkologų gydytojai. O vat, tik tai pas mane čia yra dėl kaulų, man šiaip reikėtų imuniniai sistemai. Ir Q10 taip pat geriu, energijai palaikyti. Ir čia dar toks butelys didelis, kartu įeina kalcius, magnezijus, cinkas, vitaminas D. Geriu viską, nes pas mane skydliaukė viską suvalgo. Tiesiog. Ji suvalgo. Tai vat, kad normaliai funkcionuočiau, veikčiau, kad mano protas dirbtų ir visą kitą, aš privalau gerti šios papildus. Su 5 vlogmas diena. Noriu pasveikinti senus išlikusius savo sekėjus žiūrovus, kurie kantrus išlaukė manęs, kada sugrįšiu. Noriu pasveikinti naujai atėjusius, labai malonu, kad mane suradote ir likote su manimi ir tikiuosi liksite ilgam su manimi. Šiandien pas mus ketvirtadienis, gruodžio 5 diena. Ir, sako, gavau komentarą, nepatinka su filtrais. Mano veidas šiuo metu yra be filtrų. Prisipažinsiu, kartais susidedu, kai redaguoju, man nepatinka būna veido, kaip veidas atrodo, aš tiesiog pakoreguoju, redaguodama įrašą. Pakoreguoju, nes dienos eigoje mano oda atlieka tokią pavargusi, pakritusi, nelabai kaip atrodanti. Na ir aš pakoreguoju. Žiūrėkit,
aš filmuojuosi ir langas uždarytas, negi jis mane girdi. Taigi, pakoreguoju savo veiduką, pridedu kokio bent ten papildomo filtriuko, bet visa mano paslaptis yra tame, kad aš rytais veidą prausiu su šaltu vandeniu, tai jeigu dar nesiprausiai su šaltu vandeniu, pradėk praustis, tai yra labai gerai, atgaivina, prižadina veiduką dienai. Tada naudoju miceliarinį losjoną, va tokį va, ant tamponėlio užsipurškiu, perbraukiu per veidą. Tada naudoju purškiamą, va tokį losjoną, kuris suvienodina veido spalvą, skaistina, jaunina. Kai žūsta įsigeria jodą, tada naudoju Vitality Smoothing Base. Tai yra su vitaminu C, kaip žinote, C vitaminas šviesina odą, skaistina, ne, ir tuo pačiu kelia kontūrus. Tušą dedu ant akių pieštuką, šešėlius, dar pamiršau, dar užsidedu pakių kontrakoncentratą, kuris taip pat šviesina, skaistina pakių zoną. Jeigu prabundi su maišeliais pabrukimais pakiuose, tai juos taip pat sumažina, poveikis išlieka visai dienai, išlygina tą pakių zoną, šviesus gražus pakiai būna. Na ir jeigu labai noriu, užsidedu 3D korektoriaus kremuką, kuris prisitaiko prie veido odos, pagyvina, skaistina veido odą, jaunina, turi drėkinamųjų savybių, saugus naudoti nuo spogų, jeigu turi spoguotą, nekemša porų, su SPF 20, žodžiu, apsauga nuo oro taršos, lengvas, pralaidus orui, kvėpuoja odą, jaunina. Vat mano visi yra filtrai. Ir aš dabar matau filmuodamasi, kad kamera tai patamsina, tai pašviesina. Tai vat aš uždedu tokį spec filtrą, kad suvienodintų, kad nebūtų tų patamsėjimų, pašviesėjimų ir visą kitą. Va taip, mano mielosios gražuolės. Norite taip pat atrodyti, rašykit ar užeikite į parduotuvę, ieškokite infoboxe, ten aš visada po kiekvienu įrašu pasidalinu savo parduotuvės nuorodą, siunčiam ir į Lietuvą, siunčiam ne belekur, kur tu gyveni, ne belekur, į Europą visą siunčiame į Ameriką, siunčiame visą Britaniją, Airiją, net į Australiją pradėjom siųsti. Vat, siuntimas nuo 63 eurų nemokamas, kitaip labai brangus, tai naudokis tuo nemokamu atsiuntimu. Ir beje, man jau nebe 20 metų, kad aš atrodyčiau kaip jauniklė. Aš jau turiu metelių, nemažai metelių, pusę amžiaus nugyvenusi beveik, žodžiu. Nu ir ką, geriu kavutę, baiginėjau, eisiu pusryčiauti. Eisiu gaidžio pavalgyti, eisim kalendorius atsidaryti. Kalendorius, laukiu dar siuntų vėluoja, siuntas, vakar turėjau vieną siuntą atvažiuoti, bet nebuvau namuose, tai pakartotinai šiandien atveš. Kas dar? Šiandien ketvirtadienis. Ir dar 5. Wow. Pirmadienis ir ketvirtadienis yra pinigų diena. Norit parodysiu, ką reikia padaryti tokias dienas, tik atsikėlus? Žiūrėkit. Ketvirtadienis ir penktadienis yra pinigų diena. Ką tokiu atveju reikia daryti? Ant riešo nusipiešti aštuntuką. Aš esu dešiniarankė, tai paišau ant kairės rankos. Jeigu esi kairiarankis, piešk ant dešinės rankos. Aštuntuką. Aštuonetas yra begalybė ženklas. Čia gavosi nelabai kaip gražiai, bet nesvarbu. Apačioj piešiam vegų ženklą. Vegų tai yra rūna, kuri yra finansinės gausos rūna, ženkliukas. Aštuonetas irgi taip pat yra infinity ženklas, bet jis skaitosi kaip begalybė ženklas, taip pat prisidedantis prie finansinės gausos. Ir taip pat ant rodojamo piršto vegų ženkliuką ir aštuntuką. Va. Viskas. Ir pamirštam. Gali dar į delno vidurį nusipiešti trikampį ir įpiešti aštuonetą. Ketvirtadienis, pirmadienis, dar šiandien gruodžio 5, tai reikėtų eiti nusipirkti bilietą loterijos, išbandyti. Bet ten mažas šansas. O šiaip, žinok, yra finansinė diena, tai nesvarbu iš kažkur, tai tu gali gauti kažkokių tai pinigų. Man buvo taip ne vieną kartą, kad, netikėtai pareina pinigai. Bet tiesiog, kai tai padarai, nusipaišai, pamiršk. Nes, sako, reikia nuplauti ir tai panašiai nieko nereikia plauti, tiesiog patys nusiplaus, nes vis tiek mes rytas vakaras prausimėms, ir nusiplaus. Bet tai atlikus, tik atsikėliai pirmadieniais, dabar jau ketvirtadienis, tai jau bus praėjusi diena, bet, sakykime, kitą savaitę ateinančią pirmadienį, ryte tik atsikėliai, nusipiešiai aštuntuką, vegų ženkliuką, į delną
trikampį ir aštuntuką, ir čia vėgų ženkliuką ir aštuntuką, ir viskas, ir pamiršk. Negalvok, iš kur tu... Tai dabar iš kur man tie pinigai pareis? Kas čia man dabar duos tos pinigus? Negalvok apie juos. Nusipaišai ir pamiršai. Įsivaizduok, kad tu nieko nepadarai. Vat. Ir ketvirtadieniais taip pat daryti. Veikia? Man tai veikia. Išbandyk, gali, tau suveiks. Tikrai suveiks. Kyciu. Ajuokiai. Nori penuką paragaut? Avižų pienas jam patinka. Šiandienos planas pabaigti puošti namus kalėdoms. Kyciu, kas tau yra? Įžymybė šios dienos būsi. Būsi įžymus. Na. Lenda. Šiaip avižų pieno tai nelabai mėgsta, bet matyt, kažko yra pridėta, kad jis užsinorėjo to avižų pieno. Ir jeigu būna, kad valgom jeigu blynus į grietinę, užuodžia, atbėga ir duok man grietinės. Vat jogurtus irgi kai kurios, kai valgom, neatsimenu, kurios kompanijos irgi ateina, duodu indelį palaižyt. O kai kurių ateina pauosto, bet nelaižo. Matyt, yra kažko pridėta, kas katinui nepatinka. Ane mane gražiuolį? Taip. Šiandien tu būsi žvaigždė. Jo, būsi YouTube'e žvaigždė. Ir šiandien ir rytoj, kas tave žiūrės. Nu, būsi mūsų žvaigždė. Jo, senutis jau mūsų katinas. Kas žiūrit mane nuo senų laikų, tai mūsų katinai jau pagal mūsų metus 8 metai, pagal katinų metus tai kiek jau būtų? 8-6, už mane vyresnis. O, senučiukas tik mūsų. Vat neprisipratina, nemėgsta šuns, neprisileidžia, vat visą laiką vienas buvo namuose karalius, ane? Karalius, namų karalius. O mes jau tarnai. Ai, būsi įžymybė, ne? Laukiu pagalvėlių, už valkalų turi jau pareina. Laukiu siuntų, visos siuntos vėluoja. Oi. Nesunervuojam. Calm down. Jo. Pastebėjai, kad daugiau šypsausi? Nes šypsausi. Patinka šypsotis. Oh, nice and quick. Hello. Hi, MC. When you coming? Thank you. Thank you so much. Can I get a wee signature? Yes. Thank you. Ką tik atvežė siunta iš Urban Retreat parduotuvės ir aš jau girdėjau, kaip Vanas sustojo, atsidarė durelės ir ėjau pasiruošus su kamera ir tai jisai tik pabarbeno ir aš, tas pavežėjas ir aš atidariau duris, jisai toksai, sako, kaip greitai, sako, aš mačiau, kad jūs atvykot. Tai pagaliau sulaukiau Urban Retreato siuntos. Labai skubu ir noriu išpakuoti, nes vieno dalyko ten labai laukiau, tai išpakuosime vėliau kartu. Gerai. Na, pažiūrim, ką iš Urban Retreat užsisakiau. Aš ėmiau keletą rinkinukų ir pavienius daiktus. Tai šitą pasiėmiau purškiamą veido losjoną, labai patinka ir rekomenduoju kiekvienai turėti. Plaukų raištys turiu jau dovanom gavusi, bet buvo prie rinkinio. Čia atminčiai stiprinti ir imunitetui. Tada Daily Fizz, tai kad daugiau energijos turėti. Čia, šepetėlis. Turėtų būti labai gražus. Va, koksai. Čia kantaravimo paletė. Turėtų irgi būti labai gera. Čia shower oil, praustis. Tai, nežinau, kažkaip anksčiau nesu užmačius, galvojau, kad jų nebėra prekyboje, matyt vėl įkėlė, kad nepastebėjau, kai pastebėjau, galvoju, reikia nusipirkti, išbandyti, nes pas mane, kai yra neveiksni skydliaukė, labai sausėjo oda ir geriu kolageno ir tabletėm ir skystą geriu, bet vis tiek ta oda sausa, tai vat pasiėmiau tą tokio aliejaus išbandymai. Čia sausa kompaktinė pudra. Na, o šito tai labiausia norėjau. Ir tuoj mes išpakuosime. Čia yra štai toks puodelis. Čia dar yra šiaudelis. Pasižiūrėkite, koks grožys. Tai va, iš mano šopo parduotuvės, ką galima įsigyti. Tikrai žinokit, visi labai geri produktai ir tiesiog rekomenduoju pradėti domėtis produktų sudėtimi ir kad jie būtų kuo natūraliausi ir švariausi.
Jie savo kainą turi, bet jie 100% atlieka tai, kas aprašyta apie produktą. Atlieka ne tik su oda, bet ir su pačiu organizmu, tiek papildai, tiek kosmetikos priemonės, tiek makiažas. Viskas dirba savo darbą 100%. Bet šitą labai norėsiu išbandyti vakare. Mylimukai, viskas mylimukai. Parodžiau namų betvarkę, bet sugalvojau, kad aš noriu apsitvarkyti šią spintelę ir taip kiekvieną dieną po spintelę susitvarkyti, kad iki kalėdų žinoti, kad nėra pasenusių produktų, pasenusių vaistų, pasenusių papildų ir visą kitą. Tai vat rekomenduoju irgi kasdieną pereiti per spintelę, susitvarkyti, susitikrinti, ar nieko seno neturite palikę. Aš esu praeitais metais, man atrodo, kai valiausi, tvarkiausi, atradau metų senumo papildus, tai dabar žinokit, šiais metais ten jau pertikrinau visus savo papildus, čia arbatos visokios, čia irgi arbatos kava, irgi pertikrinau, nu ir dar lygia čia šeimos narių irgi arbatos, va, kakavą atradau jau sena labai, kava pasižiūrėkit, kiek užsistovėjusi, aš jos negeriu, neaišku, kieno ši kava buvo ir kas geria, vaikų mada, va, palikti va tokius išnaudoja ir atgal įdeda, nesuprantu kokiu tikslu. Medų perkuosi vietoj, Britanijoje, labai skanas geras medus, nu va, sutikrinsiu datas ir vėl atgal sudėsiu, kas dar veikia. Tai irgi rekomenduoju, žinokit, ne vienu metu viską tvarkytis, ne kaip būna, kad, sakykime, dirbi ir neturi laiko, bet kasdieną po spintelę pasimti ir susitvarkyti, ne? Aišku, jeigu laiko turi, tai gali visas iš karto susitvarkyti. Čia Austėja sirupą parsinešė, neaišku iš kur, tai vat irgi būtina data tikrint. Net nematau. Ant butelio iki 25-6 mėnesio gali stovėti. Va taip va, patruputį sutvarkysime, ne? Viskas. 10 minučių ir viskas sutvarkyta. Čia va, išmetimai, ten plasmasės irgi sudėjau pakuotis, viskas išrūšiavau. Ir malonu. Atsidaryti bus spintelę. Advento kalendoriams. Šiandien 5 diena. 5 diena. Besmegenis. Aš gal jo daugiau nebetidarysiu. Jums patinka šitas kalendorius? Gnomų kaip kalendorius. Man tai kažkaip tai jau nebelabai. Avant. 5 diena. Čia. Galvau, kad nieko nėra. Čia va toksai va mažutis buteliukas ir čia yra Advanced Bio Restorative Superfood Face Oil. Wow. Kas aliejumi, tai man labai patinka. Skincare to Share Bioactive Plus. Made in Italy. Kasdien vis geresni produktai. Tai va Advento kalendoriai tokie. Jūs norit viską matyti, ką aš veikiu per gruodžio mėnesį? Ar ne viską? Aš manau, kad tikrai įdomu, ką žmogus veikia kiekvieną dieną, ne? O va taip. Aš laukiu pagalvyčių už valkalų. Nenoriu dar atidarinėti nei vieno produkto, nes, žinot, kai atidarai reikia naudoti. Bet iš Avant aš jaučiu, kad man tikrai viskas patiks. Pasidalinsiu kitų metų vloguose. O, čia 3 dienų. 3 dienų, nes ir draugas iškart pareina ir klausia, na, ką gavai per Advento kalendorių? Nežino, kad kartu dalinsiuos su juo. Ai. Kaip man patinka manoji skalbimo mašina, kai jis skalbėsi, aš ją galiu išjungti vidury skalbimo. Šiandien pas mane vakarienė pasta. Įsiviriau makaronus. Ir net įsijungia, girdit? Net įsijungia, aš jau ją galiu atidaryti. O buvo prasidėjęs grįžimas. Taigi, makaronai. Čia prisidėjau Filadelfijos varškės pusę indelio turėjau. Tada kažkur apie 100 ml pieno įpyliau, apie 50 gramų sviesto ir mocarelos 2 geras saujas įdėjau sūrio. Kai viskas ištirps,
Tada dėsiu makaronus. Dar dedu petražalių sausų, man labai patinka petražalės. Įdėsiu juodo pipyro. Nedaug truputį. Ir truputį krapo sauso taip pat. Va. Taigi ir dabar mes maišysim su sausa mentele. Va, reikia, kad ištirptų sūrys, varškė įsilietų ir gautus tokia lygi vienoda masė. Lygi vienoda masė, kad gautus. Nesimato, ne? Nesimatau, kad gautus lygi vienoda masė. Štai taip. Apie lygi vienodą masę gaunasi. Jeigu per tirštą, truputį dapilam pieno. Tirštėja pas mane. Aš dar dapilsiu pieną. Užsinorėjau, šiandien kažkur do 50 gramų pieno dapiliau. Matot, kokia tiršta. Bus skani vakarienė. Ir supilu makaronus. Ir lengvai išmaišom. Kad viskas tolygiai pasiskirstytų. Galima vienus valgyti, galima su daržovėm valgyti, kaip patinka pagal skonį. Tai vakarienė šiandien pasiilgyta 5 vlogmo diena, gruodžio mėnesį. Makaronai su mozzarella. Kitaip pasta, kaip čia vietiniai šneka. Įsidėjau paragauti, nes pirmą kartą taip dariau. Vau. Labai skanu. Labai skanu. Švelniai malonus skonis. Rekomenduoju pasidaryti. Tai taip, baigėsi mano šios dienos vlogmas. Ačiū už peržiūrą, tikiuosi sulauksiu nykščio į viršų, komentaro palaikančio, bet kokio. Jeigu neturi ką parašyti, neturi klausimo, dėk kalėdinius mailiukus, eglutė, dovanos, kalėdų senis, rogės ir visa kita. Ir susitiksime rytdienos vlogme. Čiau, čiau. Iki rytojaus.